Labą dieną. Dabar tema kopūstai, ne? Štai. Dabar turime tokių kopūstų, žinai, iš praeito karto. Ragauti viskas normaliai. Ragauti viskas normaliai. Skanučiai, skanučiai. Aš kai mėgstu supranti tos menkštos, o čia gaus tie traškus. Traškė siena. Tai labai gerai gavosi. Čia, supranti, iš Fiodorovo pamokslo. Tokie gausi kopūstukai. Iš Fiodorovo pamokslo. Ir visai gerai, žinai, noriu persidėti kitą endą, žinai, o į šitą, žinai. Bandysim persidėti. Kad geriau būtų. Kad geriau būtų. Aš jau čia bulbiškiuką jau, žinai, įsidėjęs, čia jau pietavau. Tai supranti, reikės dar įsidėti. Reikės, žinai, papildyti, žinai, kad vienodai gautųsi. Reikės papildyti, kad vienodai gautųsi. Ir va taip, žinai, palaikai savaitę, žinai, kambarybiškai, jau taip ir rūsta, žinai, ir gali šaldytuvą mesti. Ir va, jau paskui, žinai, gali persidėti indukus. Ir jau kasdienai naudoti, jau gali, žinai. Jau matai ir tokią spalvelę, tokią labai gražią turi gavę. Žinai, jau kaip tik maistui valgymui. Jau kaip tik maistui, žinai. Kitą kartą, žinai, kai darysiu epizodą naują, Fiodorovo pamokslų, žinai, tai parodysiu, kiek, žinai, sudėti reikia proporcijas prieskonių, druskos, cukraus, mišinį, žinai, visą. Pipirai, tenais lapai. Parodysiu, žinai, kiek sudėti ir visko reikia, žinai. Ir aš matai, va, į tokius kibiriukus dedu.
į tokius kiberiukus, suprantate. Biškai, žinai, reikia patrombuoti, žinai, kad geriau sutilptų, žinai. Visą laiką, žinai, nebijokit patrombuoti, žinai, kad geriau. Nes jeigu kokiam narkomaninė, tai tu nieko jokio perspektyvų, žinai, negausi. Niekada, žinai, visuomenės kažkokiam gerbuvui, dar kažkam, žinai. Nieko tu negausi. Naudos tik. Naudos. Žinai, ką tu gali gauti iš vankerių, tinginio pančio? Iš tinginio pančio tu nieko negausi niekada. Tik tai žala. Žala visuomeniai. Nu ir vaikščio nemokėja, vaikšta, žinai, narkomaninė, kai debilai. Aš juos vadinu debilai, žinai. Vaikšta, žinai, kulniam, dun. Na tai protingi žmonės, tai vaikšta, protingi nevaikšta. Vaikšta psichiškai neadekvatus arba narkotikų apsiėdė, žinai, kitoj dimensijoj. Tai čia aš Svajūno Žukausko dimensiją, žinai. Aš vadinu, žinai, narkomanynu. O mes tai rodoma visuomeniai, va. Čiaukšt ir yra bonusai, ar ne? Tai... Ir visą laiką, žinai, taip sudeda, žinai, ir dar užpilkė, žinai, biškiuką. Taip, žinai, užpilkėt. Tai man sakau, žinai, tie narkomanynai, žinai, Svajūno Žukausko. Nuostaba kelia, nuostaba. Jie tai tik nuostaba. Jokios naudos, ble. Ir va taip, žinai, kai sudėti, žinai, biškai gali, žinai, va, kai į dugną, žinai, įeitų, vat. Tas užpilukas, žinai, užpiltukas tas. Nes jis yra labai skanus. Nu, ir neišpilkit. Ar kokiem, žinai, tenais vakarėlėms, ar dar, žinai, kokiems labai skaniai, žinai. Ypatingai athodams, žinai, jeigu tave ten troškin rūgšties nori, žinai, skrandis, nėra smegenis, nedirb reik rūgšties, kai skrandžiui, supranti, kad suveiktų. O tokį šaunį, tai tau kaip amfetaminas, žinai, kaip spyda. Nu, žinai, tai va, atrodo, va. Agurkiuką galite maišyti, vat. Matai, 600 gramų, tokia forma ir labai skanus, traškus tokie. Aš dargi mėgstu čilį, žinai, tai su čiliakais eik iš vis. Su čiliuku iš viso gerai. Va, ir tokias porcijas, žinai, susidėliojat, va, eik tu savaitę, gali, žinai, kai skaniai valgai, žinai,
Kopūstą nusiperki. Kopūstų už kelis eurus nuėjai pas ūkininką, važiavai pro šalį, gali net už dyką pasidaryti, supranti. Kaip vaikystėje. Na. Tai va, ką čia dar, žinai. Sekantis, žinai. Sekantukas, o. Sekantukas. Ai, tas buvo ten. Lada, o. Va, į tokius kibiriukus, žinai. Gali parduotuvė, žinai, jeigu perki kažką, žinai. Jeigu mastai, žinai, tai da į priekį, žinai, gali, va, pasidaryti, žinai. Kaip aš vadinu, pasidarai. Va, tai jau, žinai. Svarbiausia, žinai, dukų turė, žinai. Jau tokį bambalį, jau, žinai, kažkaip nešesnį tas paėmė, žinai. Susidedi užsipilį, žinai. Ir gali valgyti kaip skanu, o ypatingai vasarą iš viso. Matai, neturiu, žinai, tų žnyplių. Žinai, neturiu tų žnyplių. Tai reikia va taip naudotis, žinai. Tokiam sąlygom. Paragaut reikia. Nu, traškės įsainių. Man tai net per daug to traškio. Žinai, dar gali brokulių kokį įsidėti, žinai. Brokulis, žinai, būtų skaniai. Žinai, tą brokulį pramuštų, išsigertų tos, žinai, rūgštelės tų skanius. Eiktų, būtų pasaka. Būtų pasaka. Dabar morkiukai prasidėjo. Nes aš, kadangi su to šlaunikauliu išoperuotu, negaliu, žinai, vaikščioti. Tai va tik tokiom sąlygom, tai galiu, blega, kai lokas. Nes šundaktarį kurva susišvietė kažkokie kurva epilepsija, blėt. Epilepsija jam kurva susišvietė, blėt. Debilai kažkokiam kurvam.
Va, agurkas, matai, jau toks gavus, jau gerai rūgęs, jau jisai labai skanus yra. Jau čili. Labai skanus. Va, ir taip, žinai, patrombuoja taip normaliai, žinai. Nes patrombavo, žinai, skonis geresnis, skonis, žinai. Jisai natūralesnis, gaunasi geresnis. Va, taip, žinai, gražiai, va, sudė, žinai, aš jau taip, žinai, dedu, jau taip susikaupę, žinai. Ir turiu, žinai, va. Žinai, kaip norėčiau padaryti, žinai. Šitą visą nupilti ir ten dugne, kur yra tie pipirai, tai visi prieskoniai, užsipilti ant šito, žinai. Tai va, bandysiu nupilti tą visą, žinai, skystą, va, tą švarų vandenį, žinai. Sirupą. Sirupą tą reikia nusipilti, žinai. Tai va taip, supranti, tai jo.
Tai tada pasidėsiu čia arčiau biškiuką, kad eitų geriau, žinai, matyti, žinai, ir daryti. Dirbti, kad eitų geriau. Na, vat ir taip, žinai, gali tą vandenį, žinai, kad ir nusipilti, jeigu jūs jo nemėgstat ar negersit. Nes tai kiti tai pardavinėja jį. Tu tą rasalą, tą skystį, žinai, pardavinėja kiti. Parduotuvėse gali nusipirkti, yra mačiau. Kažkas tai reklamavo, žinai. O mes tai, žinai, pašalinsim lauk. Tai jau taip supranti, dar gal kibiriukas bus. Nes va, matai, kiek ten pipirų, žinai. Eik, tu ten yra, žinai, rojus. Ten yra rojus. Taip, dabar darysim taip. Nes pas manęs yra dar vienas toksai, supranti. Irgi mažesnis, čiučiut keliais somais biški daugiau negu tiek, kur liko dabar šitam. Nu, tai bandysiu sudėti tą didesnį endą, čia va, tik kur pastūmiau už šoną, žinai. Nu, ir bandysiu valgyti, žinai, valgyti. Nes labai skanus yra. Nu, negali tokios, žinai, tu turi naudotis galimybėm, žinai, jeigu tu nemoki, tu esi žioplys, kvailys. Kvailys, dažna gali, žinai. Tai va taip, suprantu. Ir mes rodosim visuomenė, o kaip pasidarysim nesunkiai ir labai skaniai, supranti. Svarbiausia skaniai. Taip. Svarbu skanukas, kad būtų skanumynas. Kažkaip dabar. Kažkaip dabar, matai, man. Bandysiu sušaušti. Sušauktų geriau biškiuką. Va dabar pareina tas čiliagas, tai prieskoniukai skaniausiai. Nu, tai galėsim įkoreguoti, sukoreguosim, susinchronizuosim jį tenai.
Nu, vat ir taip, žinai, maždaug patrombuoja, žinai. Man supranti ir praktiškai nieko nereikia, žinai. Nu ką, kaip ir viskas, žinai, tik tai gaila, žinai. O taip gavosi, va toksai, supranti, ir labai geras vyras su čiliu. Ir rūgštelė. Tai va taip supranti, tas yra kaip ir gatavas, va toksai, matai. Ir aš jį norėsiu biškiuką pačilinti, žinai. Kaip geriau pačilinti, žinai. Kaip paprastai, ne? Paprastai, paprastai. Pas manęs tai paukščiai čia skraido. Turiu balangės įleisti padėję, žinai, tai jie čia vara, Jėzau, Jėzau. Nu, tai va tokia konfigūracija gaunasi, supranti? Labai gerai, labai gerai. Nu, tai va čia, žinai, nesu, žinai, ten kažkoks tai ten specialistas, žinai, bet esu mėgėjas, žinai, mėgstu. Ką mėgstu, žinai, dalinuos, žinai, patirtim. Ir va tokį, žinai, čiliuką, dabar susidėti ir dar gali patrombuoti biškiuką. Pagražinam, paskaninimui, žinai. Paskaninimui. Nes vis tiek visas rasalas bus suvalgytas. Rasalas bus suvalgytas. Ir supranti, va.
tokius du jau, supranti, jau turi. Va, jau turi. Nu. Labai gerai. Esu patenkintas rezultatu. Nu, o šitą bus galima kaip ir išpilti, va šitą. Rasaliuką, nes jau čia jisai panaudotas. Panaudotas mūsų rasaliukas. Lembatas geras. Gaila jį net išmest. Nu, tai turiu, žinai, kaip sakiau, tą mažesnį turiu patogiai. Nu, tą išsipilti kažkaip, žinai. Nu, tai bandysiu taip ir padaryti, žinai. Išsipilti laukų. Žinai, nu, bandysiu. Bandysiu išsipilti, žinai. Supranti, turiu dar kitą tokį. Kituką. Irgi nežinau, kas gavosi, žinai. Tai dėl to ir įvertinsim. Čia biškai gavosi kitokie, žinai, prieskoniai. Čia gavosi biškai su rūgštelė daugiau. Biškai gavosi su rūgštelė daugiau. Nu, kas dabar?
norisi, žinai, ir švarių indų, žinai. Švarius indus išlaikyti. Nu, o dabar lemiamas. Lemiamam lemtis. Šitos lauro lapus išimsim. Čia buvo nemažai. Nu, bandysiu persėdėti ir paskui ragausiu dar. Dabar nenoriu, žinai, kaip pasakyti. Atsatkintas, žinai, nenoriu. Su rūgštelė biškiuką, žinai, jau kitaip gavosi, jau biški kitokia konsistencija, žinai. Biški kitokios jau konsistencijos jis gaunasi. Tai va taip, žinai, persidedi. Žinai, kad patogiau būtų, žinai, dėl patogumo. Skanus, taip tiesiogiai irgi. Čia, kaip matot, ir laukinės raugas, o tokia laukinio, ne, kaip pasakyti, iš kaimo bačkos. Tai va čia, taip suprantate, Fiodorovo pamokslų.
Viskas labai gerai, labai šaunu. Čia, žinai, kaip dariau šitą, žinai, konsistenciją, žinai, su rūgštelė biškiauka gavus tokia rūgštesnė ir tokia močnesnė biškiauka. Kaip kambarį, žinai, palaikiau dar 3 dienas. Šiandien 3 dieną, žinai, išėmiau šaldytuvą. Palaikiau, kad paminkštėtų dar biškį, nes man buvo per kiti, žinai. Nu, tai labai gera konsistencija. Nu, dar, žinai, dar biškį lika čia, žinai, šitų gabaliukų, tai bandysiu nusimti dar tą raugą, žinai. Gaunasi viskas kaip ir labai gerai, žinai. Tik tai nenoriu, žinai, kad prikristų šitų gabaliukų, žinai. Tai va taip, žinai, atrodo, va. Vaizdas toksai labai geras ir skanus. O tą bandysim kaip ir nusipilti, būtų geriau į tualetą, žinai, nusipilti, bet iki tualeto nedarysiu. O gal ir darysiu, žinai, jeigu ką nors sugalvosiu, žinai. Jeigu Fiodorovas ką nors sugalvos. Tai va taip atrodo, žinai. Nu va, lika dugnas, va toksai, žinai. Tenais irgi daug čiliako visko. Ir bandysiu viską, žinai, perteikti. Perteikti kitą indą, žinai.
sudėsiu į šitą, žinai, va. Bandysiu surinkti va tos gabaliukus, žinai. Nu, tiesiog užtenka, žinai. Super, super. Super, super, ne, jo. Ir va, gaunasi tokie rezultatai. Nu, kaip sakiau, žinai, net nesinu. Dabar galima ragauti, paragauti, žinai. O ko daugiau trūksta, taigi Fiodorovo pamokslai patys skaniausi. Super duper. Ir čiliakas, o svarbiausia, žinai, čiliakas tavo jau burnoj, žinai, visai sustiprina imunitetą iš karto. Nes jeigu tu kabini su morkikėm, tu gauni dvigubą rezultatą. Marinuotum. Šiaip aš nesu morkų mėgėjas visai, bet kai tu sugebi pateikti, paruošti, tai viskas nuo to priklauso, kaip tu mėgsti. Gerai, labai šu. Labai gerai rūgė. Nu, tiesiog va taip ir norėjau, žinai, kad būtų. Ir visada, žinai, dar taip patrumbuoju, tai... Nes jeigu tu čiliai įsidedi, tai tu dar burnoje skonį jauti dvigubai ilgiau. Visą laiką taip yra. Tu skonį jausi dvigubai ilgiau ir dar geresnį, ir tavo imunitetui bus daug geresnis laipsnis.
tu jų bandysiu, žinai, sutrombuoti ir, žinai, parodysiu iš arčiau, kaip atrodo. Nes dabar, žinai, įdomiai atrodo. Labai skaniai, žinai. Svarbiausia, žinai, sutrombuoti. Sutrombuoti, kad pasidalintų, žinai, tolygiai informaciją. Nes tai visur yra viskas, kas kiekvienas daiktas yra informacija, ir maistas, ir daiktas, visi yra jie informacijos. Kiekvienas, ne? Kiekvienas, kaip sakai, esame dalis, visumos dalis. Ir rūpinamės, ir nėra ten kažkokių, žinai, kad grėsmė visuomenė, ten dar kažką, tai tu rūpinėsi, žinai, darai, žinai, išvadas dar kažką ir tu negali nieko taip teikti. Supranti, čia gavosi pusę ir gavosi čia, žinai, pusę. Galėčiau, žinai, šitą perdėti tą, žinai. Bet skiriasi biškai skoniai. Ir kvapas, žinai, skiriasi skoniai. Todėl nenoriu maišyti, žinai. Ir noriu vieną tokį, žinai, palikti čiliaką biškai daugiau, žinai. O kitą paprastesnį, žinai. Tai atskirsiu, žinai, būtų tai paliksiu, tai va, tai. Ir dabar parodysiu, žinai. O va, tai va, atrodo, žinai, atrodo tamsiai, žinai, atrodo iš pirmo požiūrio labai čili, žinai, bet labai skanus, labai. Tai va, netingėkit, pasidarykit, žinai. Parašykit receptus. Visą laiką rašykit receptus, kokius dėti prieskonius, viską kaip užpilti, žinai. Kiek litrų, žinai, sumaišyti, viską galite rašyti, žinai. Ir domėkite, svarbiausia, domėkite, žinai, nepalikit ramybė, žinai, ir turit, kaip aš sakau, žinai, šviestis, žinai, šviestis mokintis, žinai. Nes numirs badu, žinai, tu esi priverstas valgyti, žinai, maitintis, maistą valgyti. Tai va taip, suprantate, turim tokio aukso. Čia iš Fiodorovo pamokslo. Noriu pasimti dangtuką, žinai, dangtelę. Nu, tai skaityk. Nepilnai 2 savaitės ir jau tu gali valgyti. Jau gali valgyti 1,5 savaitės. Jau pamarinavęs, jau taip įsidėjęs vaituokį, žinai. Ir gali skaniai pavalgyti. Tai va, žinai. Čia vat yra indukas 2,5 litrai ir matai, dar net vietas lieka. Na ir jau su to jau vien su tiek induką, su tiek, va gali jau kelias dienas jau gali, gal ir net savaitę, 5 dienas prasimaitinti, jau prisikasti. Tai va taip, žinai. Nu, žinai. Ir tokios tokelės, žinai. Nu, tai žinai. Nu, tai žinai, kai turėsiu
daugiau kokių ingredientų, žinai. Tai parodysiu, žinai, daugiau. Parodysiu daugiau receptų, daugiau skanesnių, gal kažko, tai žinai. Na jau čia skaniausias, žinai, iš tų yra jau, žinai. Bet iš kitos pusės, žinai, gal dar kažką, žinai, tokių pat skanesnių, žinai, nei kiti, kas gamina, žinai. Nes vis tiek, žinai, kaip esi jau kažkiek, žinai, į priekį pažengęs, tai jau supranti, žinai, kaip turi iš karto, žinai, daryti. Tai va taip, žinai. Ką čia dar turiu? Dar turiu va tokius sūrį, žinai, pasidaręs. Čia yra labai čili, žinai. Pipirai, česnakas su druska ir prieskoniais. Ir labai gerai, žinai. Ir aš jau vakare jau, žinai, smaguriausiu, žinai. Ir aš jau į vakarę galėsiu smaguriautas kūnas. Nes supranti, kaip jį duoda ligoninė, žinai, tas sūris. Tai jisai pateiktas yra labai šlykščiai, labai šlykštaus skonio. Bet aš kadangi, kai esu virtuvės šefas, žinai, tai aš pasidarau, žinai, delicious, tas skaniausias, žinai, kusneškis. Tai va, tai žinai, dėl to sakau, žinai, pareklamuosiu, žinai, kaip pasidaryti, žinai, kokius prieskonius sudėti geriausiai. Žinai, pipiriokas viskas čili, žinai. Ir svarbiausia, žinai, valgyti su arbata. Su arbata, su kava, žinai. Dar kokių vaisių, žinai, gali prisikabinti, žinai, ant viršaus, kad skaniau, žinai. Kad tau imunitetą, žinai, pagerinti. Ir gali net prisikasti, jeigu jau neturi, žinai, vaisių kokių. Tai va gali, žinai, va tokių prisikasti, žinai. Kopūstų, žinai, skanus, jie labai. Aš tai niekada nevengiu ir visą laiką stengiuosi, žinai, visas galimybės išnaudoju, supranti, va taip. Visas galimybės išnaudoti. Tai va taip, supranti. Ką sakau, žinai, gerai, kad žiūrėjot, matot kokios mano galimybės gaminimo, žinai. Visą laiką rašykit, dalinkite, svarbiausia, pasipasakokit, nebijokit, žinai. O išmokinsiu, kaip sūrį daryti, žinai, ligoninės sąlygom, ar įkalinimo sąlygom, žinai, ar legaliom, nelegaliom, tam jau tenais pagal teisę, žinai, tu išsiaiškinsi, žinai. Ir svarbiausia, žinai, kad badu nemirti, žinai. Ir visą laiką laikykite sveikatos ir imuniteto ir nevenkite to čili, žinai. Visą laiką, žinai, visą laiką bandykit. Ir taip, ir susidėkite ingredientus, dar kažką, ir jeigu reikės pagalbos, visą laiką rašykit, žinai. Tai va taip ir suprantė. Dėkui, kad žiūrėjot. Ir baiginėsim ir veikia.